Kristina Ananičienė, Lietuvos lazerių asociacijos vykdančioji direktorė. Ar teisingai pavardę perskaičiau? Tikrai taip. Kristina, tradiciškai gavom daugybę klausimų, atrinkom mūsų nuožiūrą, taip pat nepykit žiūrovai, jeigu kartais nepaklausim jūsų klausimo, bet turim tokius 3 atrinkę Kristinai ir turbūt pats pagrindinis, tai yra Lietuva laikoma viena iš lazerinių technologijų lyderių pasaulyje. Kokie pagrindiniai veiksniai šiandien lemia šio sektorių sėkmę ir tarptautinį konkurencingumą? Tai greičiausiai žmogiškai, kodėl Lietuva iššovė pramonė lazerio sektorėje? Kodėl? Kas tai yra? Jo, tai aš šitą galvojau klausimą, turiu pasiruošusi tokį dvilypį atsakymą. Tai vienas yra galbūt šiek tiek žengiant žingsnį plačiau atsakant, tai apskritai, kodėl lazeriai yra ne vien tik tai Lietuvoje linksniuoja matematika, bet ir apskritai pasaulyje. Tai ypač galbūt su šita industrija mažiau susijusiems žmonėms daugiau galbūt teks tarptautiniai žiniasklaidoje girdėti ne vien apie lazerius, kiek bendrai apie fotoniką, kuris apjungia ir lazerius, ir apskritai bet kokias technologijos, kurios dirba su šviesa, tai kas generuoja, modifikuoja, tai gali būti įvairūs fotonikos jutikliai, fotoelektronika ir panašūs sprendimai. Ir būtent šiai dienai nemažai yra linksniuojama šitas sritis, vien dėl to, kad šviesa arba fotonika kartu su lazeriais tai yra daugelio šios dienos procesų akys, širdis ar pati ta funkcija, kurią atlieka, be kurių sunkiai mes galėtumėm įsivaizduoti tokias sritis kaip šiuolaikinė medicina, kosmosas, gynyba, puslaidininkiai arba ta pati apdirbamoji gamyba. Ir jei robotizacija ir automatizavimas leidžia pagreitinti gamybą, tai būtent fotonikos sprendimai suteikia šiems procesams tą regėjimą, tikslumą, kartais net ir įgalina patį procesą. Todėl didėjant pramonės transformacijos poreikiui, smarčiai auga ir paklausa naujos kartos lazeriniams bei fotonikos sprendimams visame pasaulyje. Tai vadinasi, paklausa panašu, kad vis didės ir didės, ar tai kalbėtumėm apie fotonikos taikymą ir lazerių taikymą gynybai, ar tai būtų pramonės sprendimams ir panašiai. Na, o dabar kodėl Lietuva, tai čia iš tikrųjų būtų galima kalbėti, irgi tikriausiai matyti ne 1 valandą ar 2. Kitais metais švęsime savo 60-metį nuo to, kada buvo įžiebtas pirmas sukonstruotas Lietuvoje lazeris, tai iš tikrųjų turime... 60 metų praėjo? 60 metų. Taip, 60 metų. 10 sekundžių, atgal būtumėt paklausyti, būčiau sakęs, koksai 25. 60 metų. Tai įdomu tai, kad Lietuvoje buvo įžiebtas pirmas lazeris praėjus vos 6 metams nuo pirmojo pasaulyje įžiebto lazerio. Tai vadinasi, kaip būnanti maža valstybė, o dar ypač turint omeny, kad mes kalbam apie sovietmetį, tai kad Lietuvoje šita kompetencija sėklytė buvo pasieta ir mes dabar turime daugiau negu 60 įmonių ir 2000 darbuotojų veikiančių ir esame linksniuojami tikrai su didžiausiais pasaulio žaidėjais, ta pačia Vokietija, Amerika, būtent tokių lazerių gamybai, tai manau tikrai yra Lietuvai didelis pasiekimas. Ir jeigu bendrai taip sakyčiau, kodėl, manau, Lietuva yra stipri šitoj srityje tai, ką daro ir kodėl yra taip linksniuojama, tai aš vadinu 4 kertinius veiksnius. Tai pirmas dalykas, mes turime stiprią mokslo ir inovacijų bazę. Mūsų industrija iš tiesų yra itin, kaip sakoma, innovation driven. Tai mes visą laiką turime būti vienu žingsniu priekyje. Todėl įmonės tikrai daug investuoja pačios į naujų žinių kūrimą ir inovacinių procesų atidirbimą, tiek aktyviai bendradarbiauja su mūsų ir pasauliniais mokslo institucijomis. Lietuvoje mes turime didelę ekosistemą, tai yra visą vertės grandinę, įskaitant optinius komponentus, dangas, optomechanikos sprendimus, elektroniką, sudėtingos sistemos integravimus, lazerinės bei kitus sprendimus. Ir visą tai 98% mūsų įmonėlių iš tikrųjų bazuojasi tam pačiam vienam mieste Vilniuje, kas yra pakankamai nemažas, pakankamai retas, vadinkim, fenomenas. Trečia, turime aukštos kokybės specializaciją ir kaip išsivardinti tam tikroje nišoje. Tai yra ultratrumpųjų lazerių srityje. Ir aš kaip mėgstu sakyti, pasakoti, jog turėdama ribotus resursus, kaip Lietuva, sakau, kad mūsų industrija netyčia nusprendė žaisti ne visose olimpinėse varžybose su pusėtinio lygio komandomis, bet nusprendėm išsirinkti vieną ir ten, ką darom, tą darom be galo gerai. Aukso medaliai, ne? Taip. Tai tikrai yra ten tų ir kitų šiek tiek lazerinių sprendimų, optinių, ties kuriomis darbuojasi mūsų ekosistemos dalyviai, bet tas toks mūsų know-how ir, vadinkim, etiketė, ties kurie yra dažniausiai Lietuva linksniuojama, tai yra būtent tų ultratrumpųjų lazerinių sprendimų vystymasis. Tai yra tokios technologijos, su kuriomis galima dirbti su itin trapiomis, pažeidžiomis struktūromis, medžiagomis, itin tiksliame lygmenyje. Dėl to
technologijos yra pritaikomos biologiniams procesams, mikroschemams, tai vadinasi puslaidininkiams, kvantiniams kompiuteriams skaičiavimams, tiksliai medicinai, vėžio identifikacijai ir daugybė kitų vietų, kur yra reikalingas itin didelis tikslumas. Na ir ketvirtoji, sakyčiau, tas veiksnys, tai yra tarptautinis atvirumas. Ir ką tai reiškia, tai Lietuvoje iš tikrųjų, nors mes ir vystome savo tas lazerinės technologijos, tačiau tų vadinamų galutinių klientų arba industrijų, kuriuose tiesiogiai mes galėtumėm čia ir dabar pritaikyti savo žinias ir technologijas, dėja, šiai dienai neturime. Tai ką tai reiškia, visas pasaulis yra mūsų rinka. Mes nuo pat pirmos dienos yra, kaip sakyti, verslo mentalitetas dėliojamas, kad mūsų klientai yra kitur pasaulyje. Ir mums labai puikiai tinka tas pasakymas, kad act local, think global. Tai būtent tokiu būdu ir veikiame. Fantastika, labai išsamus 4 dalių atsakymas. Man atrodo, ne pirmą kartą jau tą sudėliojusi esat, man atrodo, jau taip išsikristalizavus tos pagrindinius dalykus ir jau tokie nešiojatės, ne? Jūs, Kristina, paminėjot kaip tik apie vystymąsi. Tai vat, dar vienas klausimas buvo apie spartų vystymąsi. Tai aš gal perskaitysiu klausimą. Kokios lazerinių technologijų kryptis šiuo metu sparčiausiai vystosi Lietuvoje ir kokių kompetencijų ar specialistų labiausiai reikia, kad sektorius išlaikytų savo technologinę lyderystę pasaulyje. Tai mes atsiminkim, kad mes kalbam jauniems žmonėms, tie, kurie arba dar galbūt ruošiasi kažkur tai išmokymą gauti, arba jau yra gavę išmokymą, arba jau galbūt dirba. Tai galbūt galim šiek tiek norvegiškai tai yra pastyrint, o lietuviškai tai yra pakreipti žmonės. Ja, tai Lietuvoje, kaip jau minėjau, skaičiuojam 60 metų nuo lazerinių technologijų vystymą, pati šitoje industrijoje darbuojasi jau 11 metai gaunasi ir net per tą 11 metų matau tikrai nemažą postumį, kai nuo lazerinių šaltinių taikymo mokslinėse laboratorijose matau, kaip mūsų pramonė vis ir labiau save mato, atranda taikymuose įvairiose industrijose. Tai kalbant apie ką jau prieš tai minėjau, apie puslaidininkius, kvantinės technologijos, kurios dabar yra tikrai ant bangos, lazerių taikymas biomedicinai, kosmosui ar tai pačiai gynybai. Tai panašu, kad ir toliau mūsų pagrindinė vizitinė kortelė bus tie ultratrumpieji lazeriniai šaltiniai ir susijusios optinės lazerinės technologijos, tačiau tas pritaikymas skirtingose industrijose matyt bus tas, kurį mes vis daugiau ir daugiau matysime. Pavyzdžiui, birželio mėnesį buvo į kosmosą iškeltas pirmas lietuviškas lazeriukas, tai pirmieji tie rezultatai iš kvantinių skaičiavimų matome yra labai geri, tai manau, kad jau po 5 metų turėsim galbūt netgi ir vienaragį, bus matyti. Tai va, bet kalbant apie tai, ko reikia, kad iš tikrųjų industrija mūsų toliau augtų ir išlaikytų tą galbūt judėjimo tempą, kurį mes turime iki šiol susikūrę, tai iš esmės yra žmonės. Tai girdėjau ir kitų industrijų pristatymuose, tai susidurėm su ta pačia problema, tai yra talentų trūkumas ir jų paieška, tai mums reikia tikrai ne vien mokslininkų, mums reikia tikrai plataus profilio inžinierių, techninių specialistų, tai pradedant tiesiog, jeigu galbūt taip daugiau tiksliniais, kaip lazerių, optikos inžinieriai, technologai ar optiniai surinkėjai, kurie turėtų gebėti arba norėti gebėti dirbti su itin tiksliais mikroprocesais ir mikrokomponentais, bet lygiai taip pat yra tiesiog elementariai elektronikos inžinieriai, dėl kurių kovojam tikrai ir su kitomis industrijomis, nes tai yra vienas iš tų reikalingų komponentų, kad visa grandinė veiktų. Besiruošdama šitam seminarui, perkalbėjau tikrai ne su viena įmonė, ką atkreipia galbūt rengdami žmonės, tai iš tikrųjų ne viena atsiliepia, kad dabar šiais laikais ne vien tik tai patirtis tampa aspektu, priimant vieną kitą žmogų dirbti vieną ar kitą poziciją. Dažniausiai tai vis dėlto motyvacija kartais būna netgi stipresnė negu ta patirtis, kuri yra surinkta. Įmonės pas mus tikrai turi ir viduje pasiruošusius apmokymus, tai yra žmogus yra apmokamas ir gali pradėti darbuotis. Šiais metais netgi paleidome pirmą ir profesinio rengimo programą čia Lietuvoje, kad žmonės, jeigu norėtų persikvalifikuoti ar įgyti tas bent jau bazinės žinias, galėtų tokiu būdu. Bet iš esmės, jeigu tik tai žmogus, kaip sakyt, turi degančias akis, smalsumą technologijomis, kruopštumą, loginį mąstymą, tai atrasti tokiam žmogui vietą toj, vadinkim, vertės žmogiškojoje grandinėje nuo paprasto surinkėjo iki inžinieriaus, techniko, palaikytojo, pardavėjo, tai tikrai kiekvienam yra atvira vieta, vadinkim. Absoliučiai, aš visiškai pritariu jums ir man atrodo pats svarbiausias ingredientas, kaip ir
kaip ir Kristina pasakė, kad turi būti degančios akys ir noras, nes nieko nėra neįmanoma, jeigu nori. Paklausiu tų žmonių, kurie užlipo į Everestą, tų žmonių, kurie atidarė Apple kompaniją ir tų žmonių, kurie yra Lietuvos lazerių asociacijos vykdantieji direktoriai netgi, ne? Viskas prasideda nuo noro. Kristina, paskutinis mūsų klausimas, greičiausiai toks jau užbaigiantis visą mūsų transliaciją ir sudedantis taškus ant į. Kodėl verta grįžti į Lietuvą ir savo karjerą sieti būtent su lazerių sektoriumi? Kuo šis sritis išsiskiria galimybių, prasmės ir tarptautinio augimo požiūrių? Aš žinau, kad jau daug pasakėt, kad jau daug tokių nuotrupų tuose sakiniuose buvo, bet gal kažkaip koncentruoti tą žmogų, kuris sėdi galbūt Danijoje, galbūt Urugvajoje, galbūt dar kažkur tai ir galvoja, negrįžti lazerius, ką aš čia darysiu. Kodėl verta grįžti ir būtent sieti savo karjerą su lazerių sektoriumi? Tai irgi čia tikriausiai iš kelių dalių. Tai viena, ką aš vadinu mūsų industrijos pliusas yra ir gebėjimas, galbūt žmogui vienas iš pasirinkimų, kodėl į šitą apskritai industriją eiti, tai yra gyva industrija, jinai nuolatos keičiasi. Ir tai, ką kūrėjai prieš dieną, dvi, tai nereiškia, kad tą patį darysi po 2 dienų ar 3. Tai vadinasi, ne tik žmogus įmonėje kartu auga, bet ir industrija kartu auga ir keičiasi ir tai yra nuolatos besikeitantis procesas. Ir tokiu būdu mes prisėdam ne vien tik tai prie mūsų sektoriaus kažkokios tai technologijos vystymo, bet mes kalbam apie įrankių kūrimą, kurie įgalina kitų industrijų transformaciją. Tai vadinasi, jeigu domina gyvybės mokslai, tai turime įmonių tyrimų grupių, kurios darbuojasi ties lazerių taikymų, akių operacijomis, vėžinių ląstelių identifikavimui, vizualizavimui arba fotoakustiniam sprendimam. Jeigu domina daugiau pramoniniai sprendimai, tai yra ne viena ir ne 2 įmonės, kurios darbuojasi ties apdirbamąją gamybą, kaip galima mikroapdirbimą daryti, tarkim, padaryti įvairius produktus vandeniui atstumiančius. Turiuomenį yra krūva būdų, kaip prisidėti prie įvairių industrijų keitimo. Ir kas yra svarbu, kad atrodo, tas act local, think global, tai atrodo dirbtų mažoj šaly, tačiau per lazerių prizmę mes esame tiek globalūs. Čia ne viena buvo industrija minėta, kad eksportuoja daugiau negu 80%, bendrai pramonė Lietuvoje, tai lazerių sektorius eksportuoja 95, pavyzdžiui, pernai metais buvo eksportas ir dažniausiai virš 90%. Tai reiškia, kad... Pavyzdžiui, kokios šalys yra? Tai dažniausiai yra pagrindinės eksporto kryptis, tai būtų Europa, tai Vokietija, sakyčiau, didžioji, tada yra Amerika ir Kinija. O jeigu bendrai paėmus 10, tai yra visos tos šalis, kur yra aukštoji pridėtinė vertė kuriama. Tai Taivanas, Japonija, Pietų Korėja ir panašios tokios valstybės. Tai ką aš norėjau pasakyti, tai net būdamas sąlyginai nedidelėje ekosistemoje, tai kaip minėjau, 60 įmonėlių Lietuvoje, 2000 darbuotojų, bet tikrai būtų prieiga ir sąsaja tarptautiniai projektai, keliavimai ir visi kiti su tikrai tarptautinė lazerių fotonikos bendruomenė, nes vien tik tai, kaip jau minėjau, Lietuvoje neturint tų galutinių klientų, tai mums yra atviras visas pasaulis. Ir Lietuva yra linksniuojama šitam žodyje. Ir kitas dalykas, tai dirbant lazerių šalyje, galima sakyti Lietuvoje, ekosistemoje, tai yra galimybė gyventi Lietuvoje, kurti tikrai aukštą pridėtinę vertę ne tik Lietuvai, bet ir visam pasauliui. Atlyginimų prasme, kas yra dažnai vienas iš klausimų žmonėm renkantis dirbti vienam arba kitam sektoriuje, tai tikrai lazerių industrija pasižymi aukštais atlyginimais, tikrai konkuruojame su visu, vadinkim, tarptautinio fotonikos bendruomenė, ženkliai didesni už Lietuvos vidurkį, taip bendrai paėmus. Ir galimybė dirbant lazerių sektorių, tai ne vien tik tai būti dalimi ne valstybės, kuri vien tik tai seka paskui inovacijas, bet ta, kuri kuria inovacijas. Tai tas yra vienas iš mūsų sektoriaus tikriausiai vizitinių kortelių. Absoliučiai. Fantastika. Ponios ir ponai, Kristina Anavičienė, Lietuvos lazerių asociacijos vykdančioji direktorė. Kristina, paskutinis klausimas. To paties klausiau Roberto, paklausiu ir jūsų. Jaunas žmogus, jaunas protas, dar toksai labai, labai minkštas ir pasiduodantis lipdymui. Kokios 3 pagrindinės žmogiškosios savybės padeda būti sėkmingu ir pasiekti aukštumas savo srityje? Kaip jūs, pavyzdžiui, per gyvenimą pastebėjot, kas labiausiai padeda žmogui? Žmogiškosios savybės. Tai pati pirmoji, sakyčiau, žmogiškoji savybė, tai yra bendravimas su žmonėmis.
Tai kad ir kaip keičiasi mūsų pasaulis, per kameras bendravome elektroniniais laiškais, bet tas gebėjimas būti tarp žmonių ir norėti būti tarp žmonių, tai yra tas, kas atidaro vienas ar kitas duris. Antra, sakyčiau, savybė yra nuolatos mokytis, nes tikrai procesai keičiasi nuo A iki Z. Ir nebijoti rizikuoti šiek tiek. Tai nuolatos po truputį plėsti savo tą vadinamą komforto zoną, ar tai būtų žinių prasme, bandymų prasme, kol atrasi tą lokaciją, kuri iš tikrųjų tave veža ir kelsies ryte ne dėl to, kad tau reikia į darbą, bet dėl to, kad tu nori įti darbą ir keisti pasaulį. O bandymo būdu, o kažkaip, kaip sakoma, iš lazerinio pasaulio, mokslinio pasaulio, tai sužinoti, kas tau tinka ar netinka, yra tik vienas būdas, tai yra bandyti. Tai to ir palinkėčiau, nebijoti. Aš norėjau, Kristina, čia įsiterpti taip nemandagiai ir pasakyti, kaip sakėt, kad atrasti tokią vietą, kur keltis į darbą norėtųsi, aš norėjau įsiterpti, kad o to dalyko paslėpti jūsų akise neįmanoma. Tai ponas ir ponai, Kristina Anališienė, Lietuvos lazerių asociacijos vykdančioji direktorė. Kristina, jeigu žmonės norėtų kartais LinkedIn kreiptis į jūs, ar būtų galima susirasti jūs kažkur LinkedIn, taip ieškoti reikia? Tikrai taip, LinkedIn galima ir galima lygiai taip pat lazerių asociacijų bendrieji kontaktai. Ir ką dar norėčiau paminėti, jeigu norėtumėt susipažinti artimiau, kokios mes turime industrijos ir įmonės, tai asociacijos puslapyje yra netgi visa mūsų įmonių ekosistemos burbulas nupaišytas, trumpai pristatant, ką kuri įmonė daro ir galbūt netgi jau šiandien pamatytumėt, kuri galbūt galėtų būti tas sritis, su kuria būtų įdomu susisiekti. Tai lygiai taip pat asociacija yra atviras langas pokalbiui su mūsų industrija. Fantastika. Labai ačiū, Kristina, kad turite tokią geležinę kantrybę ir išlaukėt iki pat transliacijos pabaigos, bet padovanojo tokią energiją iš savęs, kad lyg tai atrodo, ką tik tai pradėjo būtumėm. Taip, kad dar kartelį, Kristina Anališienė, jeigu galvojate, kad lazerio kryptis, būtent jums parašykite Kristinai, Kristina lauks jūsų laiškų, aš tada atsisveikinsiu su jumis, Kristina, ačiū jums labai, didžiausios sėkmės darbė ir labai linkiu, kad jūsų akis nenustotų degti ir po 20 ir 30 metų ir kad būtumėt ta, kurie 100 metų jubiliejų po pirmo lazerių uždegtumėt ant torto žvakutę jūs pati. Taip, ačiū labai, iki pasimatymo.